kapitonas Tomas Bakšys bei 65 numeris Vakaris. Ture jis taip pat rungtyniavo prieš Kauno rajono Hegelman B komandą. Na, o dabar jau starto sudėtyje rungtyniauja ir prieš rimtesnį iššūkį prieš Kretingos Miniją. O dabar Minijos puolimas ir čia pabandė Laimė Mamadou Traorė, tos pagrindinės pretendentės. Minijos komandos ataka, Traorė, jos smūgis link vartų, ten Čekavičiui ne iš karto pavyksta sugauti kamuolį. Reikia kiekvienose rungtynėse iš naujo galvoti ir pradedant šiomis rungtynėmis. Nors varžovas ir labai stiprus, o čia perdavimas baudos aikštelėje, kokia ataka pavojinga ir įkrenta pirmasis rungtynių įvartis. Vilniaus Žalgirio B komanda jį muša ir sveikinimai žalgiriečiams, jie namuose veržėsi pirmieji į priekį. Bandė atsilaisvinti šiek tiek Bakšys. O čia pavojinga Minijos ataka, Komisarovas, jos smūgis ir kamuolys skrieja šalia vartų. Išmušė, o žalgiriečiai jį greitai įžaidžia. Perdavimas link baudos aikštelės, čia graži kombinacija, perdavimas į laisvesnį plotą, kiek tolėliau nuo vartų. Minija su kamuoliu. Veržiamasi link varžovų baudos aikštelės, Komisarovas, jo perdavimas Kasparavičiui, šios smūgis. Ne iš karto sugauna kamuolį Čekavičius, bet antruoju kartu pavyksta sučiupti kamuolį. Ten Sergejus Amirzianas. Perdavimas į baudos aikštelę, nepataiko, čia į kamuolį Šetkus. Smūgis ir Čekavičius kamuolį sugauna. Tiesiog nuraminti situacijai prie savųjų vartų. Čia geras smūgis, kurį atliko Kasparavičius, bet Čekavičius atlieka jį. Pavyko pasiekti kamuolį ten Danieliui Veličkai ir čia pavojinga situacija. Vienas pats priešais vartininką Žalgirio B komanda švenčia pergalę šiandien čia. Tikrai labai sunkiose rungtynėse, pareikalavusiose labai daug jėgų. Iš pradžių buvo įmuštas įvartis 13 minutę.